pakeliu kalaviją ir skydą ir tokioj koviniai pozoj stoviu. Ir tada liūtas ir lokys pritupė man dar virt ir virt Dievo krosneliai. Liūtas manyje riaumoja. Kol mes nenugalim savyje lokio ir liūto, tai stot prieš Galijotą nebus drąsos. O jūs atkreipėte dėmesį į Dovydo tekstą, kaip jis pasiaiškino Sauliui. Tavo tarnas nugalėjo, užmušė liūtą ir lokį. O čia ne šiaip sau detalė. Čia visa teologinė mokykla. Kas yra liūtas ir lokys? 93 metais, kai mus čia jaunų pranciškonų būrelį išsiuntė į Ameriką žiemą, aš ten turėjau rekolekcijas prieš amžinuosius įžadus ir turėdavom mes irgi adoraciją ten per naktį, pasidalindavom po 2 valandas ir vienos tokios adoracijos metu aš turėjau įdomų patyrimą. Buvau pagautas tokiam regėjime ant kelių klūpodamas, tarsi užmigęs būčiau ir sapne matyčiau filmą tokį, susuko man. Staiga aš atsiduriu amfiteatre, Romos tipo amfiteatre, aplinkui pilnos ložės žmonių, šaukia visi. Aš stoviu su abitu pranciškonišku, basas, turiu skydą ir turiu kalaviją. Kaip gladiatorius. Kaip filme, sakau, viskas taip. Ir atsidaro vartai ir su žmonių ovacijom išbėga iš tų vartų liūtas ir lokys. Ir tokia ristele, savim patenkinti, laižydamiesi, parbėga link manęs, gardus kasnelis prieš akis jiems. Ir aišku, man toks kažkoks nuostaba tokia, kas čia dabar vyksta, bet aš suprantu, kad turiu gintis, nėra didelės baimės, yra kažkiek, bet aš pakeliu kalaviją ir skydą ir tokioj koviniai pozoj stoviu. Ir tada liūtas ir lokys pritupė. Nepatenkinta publika švilpia, staugia, nėra veiksmo, nusibodo, nieks nesikeičia. Ir staiga iš dangaus, iš kažkur nepamačiau, tik pakeliu akis ir žiūriu, ant manęs krenta didžiulis juodas tinklas, tokių storų virvių. Irgi kaip iš filmo, kaip tie Neptūnai, kur užmeta tinklą ir paskui su šake nusmeigia tave. Ne? Taip ant manęs krenta toks tinklas. Ir aš įsipainioju į tą tinklą, negaliu daug pajudėti ir matau per tas tinklo akis, kad liūtas su lokiu vėl jau artėja prie manęs patenkinti. Ir aš jau panikoju, aš jau baimiai ir staiga aš sušukau tam savo regėjime. Jėzus Kristus yra viešpats ir tarsi su tuo kalaviju perpjoviau tą tinklą, tas tinklas nukrito man po kojų ir aš vėl stoviu koviniai pozai. Ir vėl jie pritupė ir aš tokioj
tokiu momentu sugrįžau į save iš to sapno, pasipurčiau, sakau, Viešpatie, ką tai reiškia. Ir paskui man parėjo toks supratimas. Aš buvau girdėjęs pamokslą, kaip vienas pamokslininkas aiškino, kad lokys tai mūsų kūniškumas, mūsų kūnas, sielinis žmogus, mūsų jausmai, mūsų nuovargis, mūsų kūniški geismai. Kaip lokys noriu knarkti, tingėti, gulėti urve, nieko nedaryti, skaniai saldžiai valgyti. Tai kūniškumo įvaizdis toks. O liūtas, nesunku suprast, yra puikybės ženklas, arogancijos, puikybės ženklas. Liūtas kaip žvėris, iš aistrų pasaulio simbolizuoja tą plėšrūną, kuris žmogų sudrasko per puikybę. Ne? Tai ir karališkas ženklas, ir kovotojo ženklas, bet ir ta neigiama prasme, kaip puikybė. Prie daugybės Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje romaninių bažnyčių pagrindinių durų jūs galite rasti liūtus akmeninius, traiškančius arba žmonių galvas, arba aveles. Ir prisimenam apaštalo Pauliaus žodį, kad velnias kaip riaumojantis liūtas nuolat lankioja aplinkui, tygodamas ką praryti. Priešinkitės jam tikėjimu ir jis bėgs nuo jūsų. Ne? Tai ir turim reikalą su mūsų puikybė. Ir Dovydas sako, tavo tarnas užmušė, nužudė, nugalėjo lokį ir liūtą. Kai jis ganė bandą, jis išgyveno daug asketinių gyvenimo momentų. Jis nakvodavo laukuose, ne šiltoj triobelėj, minkštoj lovelėj, bet miegojo laukuose su banda. Jis kentė saulę, kentė šaltį, jis ganė tėvo avis. Tėvas pavedė, patikėjo jam avis. Piemens tarnyba buvo labai pavojinga tarnyba, nes daug buvo plėšrių žvėrių, buvo plėšikų ir gamtinės sąlygos, gan didelis, kaip sakant, kontrastas šilumos naktį ir dieną, ir kalnuose, ir Betliejuje, tuo labiau netoli Jeruzalės, naktis būna šaltos, drėgnos, šaltos, melkiančios, kartais ir sniego būna Jeruzalėje. Ir tuo pačiu Betliejui. Viskas čia pat ir kai jo broliai patogiai gyveno minkštose lovose, jis miegojo uolose. Iš paklusnumo tėvui jis, kaip sakant, buvo nugalėjęs kūną, kūno aistras, malonumus. Kažko turėjo atsisakyti dėl avių, kad ganytų avis ir ne vienos neprarastų, ne? Turėjo budėti. Ir čia plėšrūnai. Bet o kas su puikybė ir tuo ganymo avių? Jo tėvas nelaikė jo savo sūnum. Jo broliai nelaikė jo brolių. Jie visi buvo įsitikinę, kad Dovydas yra nesantuokinis vaikas. Nes ten tokia istorija, Jesė, Dovydo tėvas buvo mamą pavaręs, apsiženijęs su tarnaitė. Ta
tarnaitė apgavo jį, vestuvių naktį apsikeitė su žmona buvusią ir žmona pagimdė sūnų, o jis nežinojo, kad su žmona miegojo ir todėl nežinojo, kad Dovydas jo sūnus, galvojo, kad ne jo, kadangi jis buvo tą moterį atleidęs, tai jos reikalas, bet benkartas, negerbiamas, nemylimas, kaip sakant. Ir jeigu jis būtų laikęs jį sūnum, jis nebūtų leidęs jo piemenauti, piemenių būtų. Būtų samdę piemenį, dar kažką darė, bet dabar jis jo sūnum nelaikė ir kaip tokį atsitiktinį prisišlėjusi piemenio padarė. Ir tik tada, kai Dovydą patepė karaliumi, Jėzė sužinojo, kad turi dar vieną sūnų. Buvo didžiai nustebęs, kaip sakant. Jam dėjo, kad pranašui negana tų sūnų, kuriuos jis atvedė. Viešpats mėgsta humorą, bet per tai, aš manau, Dovydas patyrė nemažai ir patyčių, kurios prisidėjo, ko gero, prie jo nuolankumo ugdymo. Ir iš kitos pusės Dovydas buvo jautrios širdies, muzikalus vaikinas, ganydamas jis avis ne tik lavino rankikę su laidynė, mėtydamas akmenukus, bet ir grojo arfą ir paskui tapęs karaliumi jis labai rūpinosi šlovinimu. Parūpino instrumentų, rūpinosi muzikantų, giedotojų ugdymui ir panašiai. Ir pats sukūrė daugybę giesmių, kurias mes ir šiandien skaitom ir juose vėlgi atsispindi Dovydo vargai, sunkumai, kaip jį Dievas, kaip sakant, ugdė, auklėjo, vedė per pavojus, per sunkumus. Visą gyvenimą jam reikėjo su tuo lokiu, aišku, ir su tuo liūtu kovoti. Bet jau jis turėjo tame patirtį. Tai va, kol mes nenugalim savyje lokio ir liūto, tai stot prieš Galijotą nebus drąsos, nebus supratimo. Kaip sakant, neturėsim moralinės jėgos, neturėsim dvasinės jėgos. Dieve, pasigailėk mūsų, kaip sakant. Ir norėčiau labiau galbūt sustoti prie to liūto, kuris ypatingai mums yra pavojingas, nuolat slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti, gundydamas mus puikybę. Aš pats kaip Dievas, aš pats kaip Dievas, aš pats kaip Dievas, aš pats viską suprantu, viską žinau, už visus geriau ir panašiai, ne? Va, ir tada man Dievas nėra labai reikalingas. Arba trokštų, kad mane garbintų žmonės ir tada aš netikiu Jėzumi. Nes ieškau ne Dievo garbės, bet iš žmonių ateinančios garbės. Liūtas manyje riaumoja. Jis labai jautrus žvėris. Jis gali aprėkti kiekvieną, kaip sakant, riaumodamas, gąsdindamas, bet jeigu ant jo kas nors užriaumoja, tai toks katinėlis pasidaro, nekaltas katinėlis, nelieskit mane, aš čia toks įsiskaudinęs jautrus. Kažkada jaunystės kažkokią knygelę ar man skaitė, ar aš pats nebeprisimenu, buvo ten tokios dvasinės pratybos jėzuitų, kaip ištirti, kiek tavyje liko puikybės nenužudytos. Ir palyginimas su auksu. Auksas kaitinamas, ištirpstas, skystas, ir kad ištirtų, kiek jis grynas,
jį lašina gyvsidabrio lašelį. Jeigu auksas tyras, švarus, biškutį sujuda auksas ir nurimsta. Bet jeigu jis nešvarus, užterštas, tai jis visas taškosi, purslojasi panašiai. Taip mokino mane jaunystėje, kad jeigu tu išgirsti kritiką, pašaipą, kažką nepatogaus tau kažkas pasakė ir tu skubi įsižeisti, putoji, jausmai tavo užverda, kaip drįso, kaip galėjo, tai pasakyti, aš netoks ir panašiai, įsiskaudinu baisiausia, tai, kaip sakant, man dar virt ir virt Dievo krosneliai, kol išgrynins Viešpats mano puikybę ir ar aš tikrai dėl Dievo gyvenu, ar aš esu tas grynas auksas Dievui, gryna meilė Dievui, ar tik Dievo garbės ieškau, ar savo garbės ieškau. Kol aš ieškau savo garbės, tol aš labai jautrus ir greitai įsiskaudinantis. Viena sesutė Uzbekijoje po studijų atėjusi bažnyčią darbuotis, skundžiasi vyskupui, o tie broliai iš mane šaiposi, tyčiojasi, užsirūstina vyskupas, kaip jie drįsta, jau norėjo eiti tuos brolius barti, bet staiga jis sustojo ir sako, sesutė, o ką, ant tavęs ir nusispjauti jau nebegalima, o ant Kristaus spjaudė. Tai va, turim mes visokių kartais nuotykių gyvenime, visokių patirčių ir kad galėtume išstoti dvasiniai kovoj, aišku, mes patys turim būti numirę savo, numirę tam kūniškumui, tai savo arogancijai, puikybei, užgaidoms, kad Kristus gyventų mumise, jo dvasia, vadovautų mums, jį įkvėpė drąsos, pasitikint Dievu, vat iš tų anksčiau buvusių asmeninių kovų, kur Dovydas kovojo nematomas kitiems kovas su tuo lokiu, liūtu, su tuo tame gyvenimo būde, gamtoje, kalnuose, tarp laukinių žvėrių, jis buvo išlavintas toje kovoje, jis buvo išlavintas rankikę atmušęs ir su tuo ginklu, kurį Viešpats jam davė, tie akmenėliai, ta laidyklė. Kas tai yra, mes pakalbėsim kitą kartą, kas tie akmenukai, ta laidyklė ir kodėl labai svarbu būti išlavintu, ne? Jeigu jis būtų pirmą kartą paėmęs, nieko nebūtų laimėjęs, bet ganydamas bandą, jis atsimušinėjo, kaip sakant, kovojo nuo tų plėšrūnų, tų akmenukų pagalba, šių laikų terminais kalbant, geras snaiperis buvo. Tai va ir vėliau jau jis išstojo į viešą kovą visos tautos akise, kovojo su tuo šėtonu, su Galijotu, kuris atstovauja Dievo tautos priešą, niekinantis Dievo vardą, niekinantis Dievo pasirinkimą ir panašiai. Melskimės, kad Viešpats uždegtų mūsų širdis troškimu lavintis dvasiniai kovoj, kad mes kiekvienas susirastume savo tą dvasinį ginklą iš to Dievo ginklų arsenalo, sandėliuko,
kuris mums siūloma šventam rašte. Galbūt kažkas asmeniškai kažką iš Dievo turi. Tai vat ir lavyba, praktika yra svarbi. Dievo žodis gali būti tie akmenukai, ne? Ta laidyklė, tarsi mūsų burna, iš kurios išeina žodis. Apreiškimo knygoje yra raitelis ant balto žirgo, jo vardas karalių karalius ant rūbų užrašyta, iš jo burnos eina kalavijas, Dievo žodis. Ir perveria tautas, teisė tautas, nugali tautas. Tokių visokių yra simbolių įdomių. Dievo žodis prilyginamas dažnai kalavijui, bet gali būti ir tam tikros citatos, kaip tie akmenukai. Ukrainoje mūsų broliai sesės per paskutinius kelis metus išvystė tokias tarnystės. Tokia yra bendruomenė Maranata ir ten jie įsikūrė prieš 8 metus tokia krikščioniška gelbėjimo tarnyba. Ir viena kryptis toj tarnyboje labai svarbi yra maldininkų korpusas. Ir tame maldininkų korpuse dar yra krūva pajėgų, kaip sakant. Matai, jiems aktualu labai viskas čia betarpiška. Tai viena iš tų krypčių yra šlovinimo kryptis, kuri vadinasi Dovydo laidynė. Ir jie karts nuo karto tuo karo ritmu išstoja su šlovinimu. Mes praeitais metais šlovinom ir Kijeve buvo sirenų kauksmas, raketos skraidė, bet mes sklepe šlovinom, nieko negirdėjom. Paskui tik po visko sužinojom. Ir ten iš kelių konfesijų suėję krikščionys pradėjo mūsiškiai Violetą giedoti. Ten tokia dar buvo viena katalikė žydė su tokiu galingu vokalu, perėjo ant žydiškų giesmių ir iš charizmatų bažnyčios būgnininkas, bosistas, ten gitaristai, toks ritmas, ten viskas auga ir kova tokia per šlovinimą giesmėmis ir maldomis perpinta už tam tikras pozicijas dvasioje atkovoti. Paleidom raketų tada į dvasinį frontą. Tai pasimelskime ir paieškokim savy, kiek mums svarbi šita istorija, kaip mes ją galim savo pritaikyti ir atpažinti, ką Dievas mums yra patikėjęs, kaip Dovydui. Amen.